Sveikinuosi su jumis, brangieji. Džiaugiuosi, kad mes vėl susitikom džiaugtis vienas kitu, džiaugtis tą kainą, kurią Dievas sumokėjo už tave ir mane, džiaugtis, kiek dar daug dovanų jis yra davęs kartu su išgelbėjimu, kas į visą šitą paketą įeina. Ir šiandien mes kartu su tavimi pasižiūrėsime į nuostabią dovaną, tai yra džiaugsmas. Džiaugsmas, iš kur jis ateina? Jeigu atsiverstumėm Luko Evangelijos 2 skyrių ir paskaitytumėm keletą eilučių, tarkime 10 ir 11 eilutės. Bet angelas jiems tarė, piemenėliams, nebijokite, štai skelbiu jums didelį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė gelbėtojas, jis yra viešpats Kristus. Ateina angelai ir piemenėliams skelbia didelį džiaugsmą. Ne mažytį, bet didelį džiaugsmą. Ir ne tik piemenėliams, bet visai tautai. Šita žinia ateina, šitas džiaugsmas ateina su gelbėtojo atėjimu į žemę. Dievas atsiunčia savo sūnų kaip gelbėtoja, kaip viešpatė, čia sako gelbėtojas viešpats Kristus, ir šitas atėjimas yra surištas su džiugia žinia. Ne liūdna, nesusimąstymo, bet džiugia žinia. Keliaukime toliau ir pasižiūrėkime, Galatams 5 skyrius, 22 eilutė kalba apie tuos, kurie pasitikėjo Jėzumi kaip savo gelbėtojo, apie tuos, į kurių širdį įkrito Evangelijos gyvybės sėkla, apie tuos, kuriuose pradėjo Dievo gyvybė skleistis, dygti, leisti lapus ir nešti vaisius. Čia sakoma apie dvasios vaisių. 5 skyrius 22 eilutė sako apie dvasios vaisius, kai kur sako vaisiai, bet čia iš tikrųjų yra vienaskaita, yra meilė. Prasideda nuo meilės, nes Dievas yra meilė. Antra savybė – džiaugsmas. Trečia – ramybė. Meilė ir džiaugsmas eina kartu. Įsivaizduok, du žmonės susikibusius rankomis. Eina meilė ir džiaugsmas. Ji ir jis. Dvasios vaisius tai yra, kada Dievo dvasia apsigyvena žmogaus širdyje ir Dievo dvasia, tai yra jo charakteris pradeda reikštis mumyse. Dievo charakteris, jis yra mylintis ir jis kupinas džiaugsmo, pradeda reikštis tavo ir mano gyvenime. Ką tai reiškia? Įvyksta stebuklas, žmogus, kuris buvo surūgęs, nusiminęs, susirūpinęs, jis pradeda džiaugtis. Todėl, kad Dievo dvasia pradeda reikštis, arba dvasios vaisius pradeda reikštis. Ir tas džiaugsmas kyla iš vidaus. Tikrasis džiaugsmas kyla iš vidaus. Romiečiams 14 skyriuje randame pasakymą apie Dievo karalystę. 14 skyriaus 17 eilutė sako, kas yra Dievo karalystė. Dievo karalystė nėra valgymas ir gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojoje dvasioje. Džiaugsmas ir ramybė iš kur ateina? Iš šventosios dvasios, iš asmens. Ir jis yra ramus, jis yra mylintis, bet jis be galo yra džiaugsmingas. Tai ateina iš vidaus. Filipiečiams 4 skyriaus 4 eilutė, nuostabi eilutė, čia sako apaštalas Paulius, rašydamas Filipiečiams, džiaukitės viešpatyje visuomet. Visuomet. Tai reiškia 24 valandas per parą. Gerai, naktį miegame laisvai, galbūt miegodami nekrikštaujate ir nesidžiaugiate, bet aš tikiu, kad pas daugelį miegant pamatytumėm šypsenas veide. Džiaukitės viešpatyje visuomet ir vėl kartoju džiaukitės. 2 kartus pakartoja. Tai yra labai svarbi tiesa, jeigu mes skaitome Jėzaus žodžius, Jėzus sako iš tiesų, bet ten, kuris nori pabrėžti tam tikrą dvasinę tiesą, jis sako iš tiesų. Čia šventoji dvasia per apaštalą Paulių sako džiaukitės. Žinai, kas yra įdomiausia yra tai, kad apaštalas Paulius rašo laišką iš kalėjimo. Jis yra surakintas už tai, kad tiki viešpačiu.
Ir jisai skatina džiaugtis tuos, kurie yra laisvėje. Man kartais tai netelpa mano logikoje, bet tai yra tokia tiesa, tai yra tokia karalystė, kuri ateina į vidų ir nežiūrint kokios aplinkybės esi tu ir aš, mes galime džiaugtis. Ar tai būtų kalėjimas, ar tai būtų kita kokia nemaloni situacija, į kurią mes patenkame, atmosferą, į kokią mes patenkame, į nedraugišką, į toksišką atmosferą, mes net ir ten galime džiaugtis. Kaip iliustraciją galime paimti, brangieji, apaštalų darbų 16 skyrių. Apaštalų darbų 16 skyrių, tuoj mes susirasime. Minutėlę, aš kažkur jį... Va, štai. Apaštalų darbų 16 skyriuje nuo 25 ar nuo 23 eilutės randame tikrą istoriją apie apaštalą Paulių. Ar Petrą, tuoj pažiūrėsime. Paulius ir Silas. 23 eilutė. Jie skelbia Evangeliją, jos sušluoja arba pagauna, sučiumpa. 23 eilutė sako, davė daug kirčių. Už tai, kad jie skelbė Dievo karalystę. Štai tokią karalystę, kupina meilės, džiaugsmo ir ramybės, jie gavo kirčių. Įmetė juos į kalėjimą, įsakydami kalėjimo prižiūrėtojai rūpestingai saugoti juos. Gavę tokį įsakymą, kalėjimo prižiūrėtojas įgrūdo juos į vidinę kamerą, o jų kojas įtvėrė į šiekštą. Negana, kad užrakino kalėjime, dar surakino kojas, kad iš džiaugsmo šokt negalėtų. Mat, 25 eilutė sako, apie vidurnaktį Paulius ir Silas meldėsi ir giedojo Dievui himnus, kiti kaliniai jų klausėsi. Žiūrėkite, kas vyksta. Staiga kilo toks stiprus žemės drebėjimas, jog kalėjimo pamatai susvyravo, bematant atsivėrė visos duris ir visiems nukrito pančiai ir jie išėjo laisvi. Ką mes čia randame, brangieji? Mes randame, kad persekiojimai yra arba pasipriešinimas dėl to, kad Dievo karalystė, tai reiškia džiaugsmas, ramybė, kantrybė, visi šitie dalykai reikštis tavo gyvenime. Nežiūrint to, kad tu skaitysi Dievo žodį paprasčiausiai ir norėsi pasidalinti šitais gerais dalykais su kitais, gali būti persekiojimas, gali būti į tavo adresu paleista įvairiausių negražių epitetų. Klausimas, ar šitas džiaugsmas, kuris eina iš vidaus, ar jisai bus užblokuotas, ar jis išgaruos. Apaštalas Paulius ir Dievas šitoje situacijoje per Paulių ir Silą išmokina tokio principo, kad tai, kas yra tavo viduj, karalystė, niekas negali atimti, niekas negali užgožti ir niekas negali kažkaip tai sustabdyti, nes tai ateina iš vidaus. Ir visa tai, ką jie patyrė, jie nenuliūdo, jie nepuolė depresiją, bet jie meldėsi ir šlovino Dievą. Šlovino Dievą ir pančiai nukrito ir kalėjimo duris atsidarė. Čia mes, brangieji, mes susidurėme su dvasiniu principu, kad nežiūrint kokioje situacijoje tu esi šiandien, tu gali džiaugtis ir dar kartą džiaugtis, bet kokioje situacijoje gali džiaugtis. Nes tas džiaugsmas ateina ne iš savo pastangų, bet jis kyla iš vidaus, iš asmens, iš tavo tos naujos tapatybės, iš žinojimo, kad Dievas yra su tavimi net ir tuose pančiuose. Todėl tu bet kokioje situacijoje gali šlovinti Dievą ir ką padaro šlovinimas, malda ir šlovinimas, kada mes išaukštinam Dievą bet kokioje situacijoje. Ne tada, kada yra priteklius, bet tada, kada mes susidurėm net ir su išmėginimais, mes šloviname Dievą iš vidaus ir visa tai mums atneša laisvę. Sako, todėl pažinsite tiesą, tiesa padarys jūs laisvus. Arba kitą eilutę mes randame, jeigu Dievo sūnus jūs išlaisvins, iš tiesų būsite laisvi. Bet kokioj situacijai tu ir aš, mes esame pašaukti gyventi laisvės gyvenimą. Laisvės gyvenimą. Ir brangusis ir brangioji, jeigu šiandien tu žiūri ir nežiūrint kokioj situacijai šiandien tu esi, ar pavargęs, ar nusivylęs,
ar lauki kažkokiu tai pokyčių, bet jie dar neatkeliauja, tu dar jų nepačiupinėjai. Jeigu tu susidūrei su kažkokiu tai sunkumu, poreikiu ir kai netgi galbūt šiandien nematai atsakymo, rezultato, net jeigu mes galėtumėm pasakyti, durys yra užrakintos į tai, į ką veržiasi tavo širdis, aš noriu padrąsinti tave, kad tu džiaugtumėsi, nenusimintum, šlovintum Dievą ir bet kokie pančiai, bet kokios durys, kurios iki šiol buvo uždarytos, jos tiesiog atsidarys, pančiai nukris, bet kokie dalykai, tie pančiai, kurie riboja tavo laisvę. Ar tai žmonių kalbos, ar tai apribojimai materialiniai, nesvarbu kas, bet kokie pančiai krenta čia ir dabar. Todėl džiaukis viešpatyje, nes jis yra su tavim. Džiaukis, nes jis veda į bet kokią laisvę, iš bet kokio kalėjimo, iš bet kokių pančių. Tu nesi pašauktas būti kalėjime, tu nesi pašauktas vaikščioti ir sėdėti supančiotas namuose, kampe ir panašiai. Dievas sako, myliu tave, branginu tave ir aš esu pasiruošęs pripildyti viso to, kad tavo džiaugsmui nieko netrūktų. Todėl aš laiminu tave ir mūsų šito susitikimo dėka aš laiminu tave, aš džiaugiuosi, kad tu esi. Ir Dievas tavimi džiaugiasi. Ir aš linkiu, kad tavo džiaugsmui nieko netrūktų. Džiaukis iš vidaus, o ne iš aplinkybių. Tu tą turi ir tu tą gali. Amen.